Sveiki visi, tikiuosi skaniai papietavot ir turėjot keletą akimirkų atsipūsti nuo mūsų pranešimų. O dabar mes vėl grįžtame su lietuvišku pranešimu ir su dideliu džiaugsmu pristatau Jokūbą Gužą, kuris yra mūsų suicidologijos tyrimų centro doktorantas ir jau irgi tuoj keliaus į disertacijos gynimą. Taip pat yra psichologas, lektorius, dėsto lyčių psichologiją. Man atrodo, svarbiausia šiame kontekste yra tai, kad jis yra atlikęs didžiulį tyrimą apie būtent jaunų žmonių patirtis Lietuvoje ir kaip neheteroseksuali orientacija siejasi su savižudiškumu ir tų žmonių savijauta. Ir tai yra didžiausias tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje, mes tikrai tokio anksčiau neturėjom ir jis labai padeda suprasti, mūsų namų kontekstą ir ką iš jo galima išsinešti ir kokias patirtis ir įžvalgas. Tai labai ačiū, Jokūbai, kad esi čia ir perduodu žodį tau. Dėkui, Jurgita. Labą dieną visiems ir visoms. Man tikrai labai didelė garbė skaityti savo pranešimą 10-oji jubiliejiniai konferencijai ir taip pat labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti savo disertacinio tyrimo rezultatus. Ir taip pat noriu ir padėkoti ir profesoriui Pauliui Skruibiui, kuris lydėjo mane šitame procese ir taip pat visai suicidologijos tyrimų centro komandai, nes jaučiu jūsų ir palaikymą, ir ypatingai jūsų įžvalgos jau galvojant apie disertaciją buvo labai vertingos ir svarbios. Tai šiandieną ir pristatysiu tyrimo rezultatus. Pavadinimas skamba tylūs šešėliai, neheteroseksualių jaunų žmonių suicidiškumas, prevencijos ir intervencijos galimybės. Šitame pristatyme aš nemažai remsiuosi dviejomis publikacijomis, kuriuose esu pirmasis autorius. Šitos publikacijos yra išpublikuotos aukšto lygio prestižiniuose suicidologiniuose užsienio žurnaluose. Taip pat po konferencijos pasidalinsiu savo skaidrėmis ir juose galėsite rasti nuorodas į šitos straipsnius ir detaliau susipažinti su pačiu atliktų tyrimu. O šiandien aš pabandysiu, kaip įmanoma, paprasčiau ir aiškiau pristatyti pagrindinius tyrimo rezultatus. Ir norėčiau pradėti trumpai nuo įvado, kuriame pamėginsiu pristatyti, kaip kilo idėja atlikti šitą tyrimą. Tai manau, kad būtų svarbu visai pradėti nuo tokių pagrindinių sąvokų. Iš tiesų sąvokų čia yra tikrai labai daug, bet aš pasirinkau akcentuoti dvi, tai yra seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė. Tai viena vertus labai glaudžiai susijusios sąvokos ir abidvi atspindinčios mūsų tapatybės komponentus. Tai yra mūsų kiekvieno tapatybės dedamosios dalis. Kodėl aš sakau žodį mūsų? Dėl to, nes mes visi turim seksualinę orientaciją, lygiai taip pat mums visiems yra būdinga ir kažkokia lytinė tapatybė. Tai nėra tik tai sąvokos, kurios naudojamos kalbant apie LGBTQ žmonės ir jų patirtis. Tai seksualinė, bet kita vertus šitos sąvokos žymi skirtingus dalykus. Tai seksualinė orientacija, jinai žymi asmens romantinį, emocinį ir seksualinį potraukį kitam asmeniui. Ir čia dažniausiai mes vartojam tokius žodžius, pavyzdžiui, heteroseksualus žmogus. Tai tas, kuris jaučia potraukį kitai lyčiai, pavyzdžiui, vyras moteriai, moteris vyrui. Disertacijos kontekste mes vartojam žodį neheteroseksualūs žmonės. Tai toksai platus terminas, skėtinis terminas, apimantis įvairias kitas seksualinės orientacijas, kurios yra neheteroseksualios. Tai tiek dažniau tokios sutinkamos kaip, pavyzdžiui, homoseksualūs ar gėjai, lesbietės, biseksualūs vyrai, biseksualios moteris, bet taip pat į tyrimą buvo įtrauktos ir tokios retesnės neheteroseksualios orientacijos, kaip, pavyzdžiui, panseksualūs, aseksualūs žmonės, queer asmenys ir taip toliau. O lytinė tapatybė, jinai žymi kiekvieno žmogaus lyties pajautimą ir kažkokį tais priskirimą prie savęs priskirimo prie tam tikros lyties kategorijos. Ir čia yra tokios sąvokos kaip cislyčiai žmonės, translyčiai žmonės, nedvinarės arba nebinarinės lyties asmenys. Tai šiame tyrime buvo tyrinėta būtent seksualinės orientacijos aspektas. Mes tyrinėjom neheteroseksualių žmonių
patirtis. Ir kartu čia norisi ir pareklamuoti LGBTQI plus sąvokų žodynėlį, kurį sudarė Lietuvos psichologų sąjunga. Lietuvos psichologų sąjunga yra įsteigta ir speciali grupė, kuri tyrinėja būtent LGBTQ žmonių įvairius psichologinius aspektus. Manau, kad šitą žodynėlį tikrai pravartu turėti kiekvienam po ranką, ypatingai kas dirbate su šita tema ar dirbate su šiais žmonėmis, ten galima irgi surasti dar daugiau tikrai naudingų sąvokų. Tai, kaip ir minėjau, po konferencijos bus pasidalinta skaidrėmis ir irgi galėsite rasti nuorodą į šitą žodynėlį. Na, tai koksgi yra tyrimo kontekstas? Tai įvairūs tyrimai rodo, kad neheteroseksualūs žmonės žymiai dažniau susiduria su įvairiomis psichologinėmis problemomis. Ir viena iš tokių ryškesnių problemų tai yra padidėjęs suicidiškumas, kuris ypač užfiksuojamas yra jaunesnėme amžiuje. Dėl to ir mes tyrime nusprendėme tyrinėti jaunesnius neheteroseksualius žmonės ir jų patirtis. Ir mūsų tyrime iš skirtingų savižudiško elgesio apraiškų buvo pasirinkta koncentruotis į mintis apie savižudybę. Na, kaip žinoma, suicidiškumas iš ties yra labai platus reiškinys ir mes susifokusavome tik tai į mintis apie savižudybę ir toliau aš apie jas ir kalbėsiu. Na, ir tyrimai patvirtina, kad neheteroseksualūs žmonės gerokai dažniau galvoja apie savižudybę nei heteroseksualai. Tyrimai rodo, kad maždaug nuo 2 iki net 6 kartų dažniau. Ir didžiausias savižudiškų minčių paplitimas yra nustatomas tarp biseksualių asmenų. Ką tai reiškia? Kad neheteroseksualūs žmonės tai nėra vienalytė, vientisa homogeniška grupė. Vadinasi, yra tam tikros subgrupės, kurios gali pasižymėti didesnę riziką, yra tam tikros grupės, kuriam būdinga galbūt mažesnė rizika. Na ir iš viso to išplaukia keletą tokių klausimų, į kuriuos aš ir pabandžiau atsakyti šiandienos pristatymą. Tai vienas klausimas yra toksai: koks minčių apie savižudybę dažnis tarp jaunų neheteroseksualių žmonių Lietuvoje? Iš esmės, kitaip sakant, ar šita problema, kurią mes tyrėme, yra aktuali Lietuvos kontekstui? Mes nežinome, todėl kad iki šiol nebuvo atlikta tyrimų Lietuvoje, kurie tyrinėtų LGBTQ žmonės ir ypatingai jų psichologinius dalykus ar savižudybių klausimus. Ankstesni tyrimai, kurie yra padaryti iki šiol, jie yra atlikti tokiuose kontekstuose, kur, pavyzdžiui, yra žemas savižudybių skaičius, kuriuose stigma prieš neheteroseksualius žmonės irgi yra labai mažai paplitusi, arba bent jau tas socialinis klimatas yra daug švelnesnis LGBTQ žmonėms. Ir lieka neaišku, o kaip, pavyzdžiui, neheteroseksualių žmonių suicidiškumas yra tokiuose kontekstuose kaip Lietuvos, kur turime tikrai labai didelius savižudybių rodiklius, kur ta stigma prieš neheteroseksualius asmenys yra ganėtinai įsišaknijusi. Na ir tuomet antrasis klausimas, labai natūraliai iškylantis: kaip būtų galima paaiškinti padidėjusį suicidiškumą tarp neheteroseksualių asmenų? Kitaip sakant, tai kodėl neheteroseksualūs žmonės daug dažniau galvoja apie savižudybę? Na ir čia yra vienintelis toksai tyrimas atliktas įtraukiant ir Lietuvą. Tai yra tyrimas apie įvairias LGBTIQ žmonių patirtis ir vienas iš klausimų buvo apie mintis apie savižudybę per pastaruosius metus. Ir mes galime matyti, kad ES vidurkis yra 37%. Tai reiškia, kad arti 40% LGBTQ žmonių nurodė, kad jie yra galvoję per paskutinius metus apie savižudybę. Na, jeigu pažiūrėtumėm į Lietuvą, tai matome, kad yra pats didžiausias rodiklis. Arti 60% LGBTQ apklaustų žmonių nurodė, kad jie yra galvoję apie savižudybę. Ir tai iš tiesų dar kartą pagrindžia, kad ta tyriama problema yra tikrai aktuali ir tikrai aktuali yra ir Lietuvos kontekstui. Na ir viena iš teorijų, kurią mes pasiremėme disertacinėme tyrime, tai yra mažumų streso modelis. Tai tikriausiai toks plačiausiai taikomas modelis, kuomet yra kalbama apie neheteroseksualių žmonių įvairias patirtis. Ir šitas modelis taip pat ir paaiškina įvairias psichologinės problemas, su kuriomis susiduria neheteroseksualūs žmonės. Šiuo metu, žinoma, yra ir kitokių teorijų sukurta, bet aš drįsčiau sakyti, kad visos kitos teorijos yra tik tai mažumų streso
streso modelio išplėtojimas, papildymas. Ir pagrindinė šio modelio idėja yra ta, kad neheteroseksualūs asmenys patiria papildomą stresą, kuris yra vadinamas mažumų stresu. Ir čia galite matyti iliustraciją, kad tas mažumų stresas, jisai veda link psichologinių įvairių problemų. Mažumų stresas tai yra toks papildomas stresas, kuris yra būdingas tik tai neheteroseksualiems žmonėms ir jisai kyla dėl to, kad jie yra neheteroseksualūs. Ir pats kūrėjas šito modelio pabrėžia, kad tas stresas yra labai lėtinis, jisai yra ilgalaikis. Ir patys tyrimai rodo, kad mažumų stresas reikšmingai siejasi ir su savižudiškomis mintimis. Tai dėl to ir buvo pasiremta šitų mažumų streso modelių šitame tyrime. Vis dėlto mažumų streso modelis pasižymi ir tam tikrais ribotumais, jeigu mes galvojam iš suicidologinės perspektyvos. Tai šitas mažumų streso modelis, jisai vis dėlto nėra specifiškas aiškinant padidėjusi suicidiškumą. Pats modelis išryškina mažumų streso svarbą, suprantant neheteroseksualių žmonių įvairias psichologinės problemas, vis dėlto jisai stokoja specifikos, kai mes kalbame apie įvairius suicidiškumo mechanizmus. Todėl papildomai buvo nuspręsta į tyrimą įtraukti ir kitą modelį, jau savižudiško elgesio modelį, apie kurį ir šiandien jau turėjote girdėti, tai yra integruotas motyvacinis valios savižudiško elgesio modelis, aš jį trumpai vadinsiu IMV. Ir tai yra vienas iš naujausių ir plačiai taikomų šiuolaikinių teorinių suicidologinių modelių. Modelis iš tiesų yra labai didelis ir mūsų tyrime buvo apsiribota tik tai tam tikra modelio faze, motyvacinė faze ir pagrindinių konstruktų įspesties jausmu, kuris tiesiogiai siejasi su mintimis apie savižudybę. Ir čia galite irgi matyti paveikslę atvaizduota, kad įspesties jausmas veda link galvojimo apie savižudybę. Ir taip pat į tyrimą buvo įtraukti ir motyvaciniai moderatoriai. Tai yra tokie veiksniai, kurie keičia įspesties jausmo poveikį mintims apie savižudybę. Ir buvo pasirinkti tokie moderatoriai, kurie atspindi įvairius socialinius veiksnius. Tai yra ir tarpasmeninius poreikius, ir socialinės paramos įvairius lygius. Taip paprastai sakant, tai reiškia, kad šitie motyvaciniai moderatoriai, jie gali veikti įspesties jausmo ryšį su mintimis apie savižudybę. Visgi ir patį IMV modelį galima sukritikuoti, nes jisai neatsižvelgia į specifinius mažumų stresorius. IMV modelis buvo sukurtas bendrai populiacijai ir lieka neaišku, ar šitą modelį mes galime pritaikyti, kai kalbame apie neheteroseksualių žmonių suicidiškumą. Ar jisai yra tinkamas, ar vis dėlto mes jo negalime pasiremti, kuomet bandome suprasti mintis apie savižudybę tarp neheteroseksualių žmonių. Taigi galima padaryti ir tokią išvadą, kad nei vienas iš tų aptartų modelių, tai yra nei mažumų streso modelis, nei IMV modelis nėra pakankamas atskleisti kompleksiškų su mintimis apie savižudybę susijusių veiksnių. Ir mūsų tyrime buvo pasiūloma abiejų modelių konstruktų integracijos idėja. Tai yra, kad galbūt naudinga, bandant paaiškinti mintis apie savižudybę tarp neheteroseksualių žmonių, apjungti abu du modelius. Ir šita integracijos idėja yra pagrindžiama psichologiniu mediaciniu modeliu, kuris teigia, kad psichologiniai procesai veikia kaip tarpininkai mažumų streso ryšyje su psichopatologija. Šito tyrimo kontekste atkreipti dėmesį į paveikslą ir jisai ir atskleidžia tą idėją mūsų ir keliama pagrindinė prielaida, kad galbūt tas mažumų stresas tai yra specifiniai su seksualinė orientacija susiję veiksniai, veikia mintis apie savižudybę netiesiogiai, bet per suicidologinius mechanizmus. Ir buvo tuomet suformuluotas toks tyrimo tikslas, tai vienas iš uždavinių buvo įvertinti seksualinės orientacijos sąsajas su minčių apie savižudybę dažniu, o antrasis buvo nustatyti su mintimis apie savižudybę per pastarąjį mėnesį susijusius veiksnius tarp neheteroseksualių Lietuvoje studijuojančių jaunų suaugusių, derinant šitas dvi teorijas. Dabar, jeigu taip paprastai pasakius, apie ką buvo šitas tyrimas, tai šitas tyrimas siekia atsakyti tokį klausimą, su kuriuo aš susiduriu, drįsčiau teikti, kad kiekvienose
mokymuose, ar seminaruose, ar paskaitose, kuriuos tenka vesti ar specialistams, ar būsimiems specialistams apie darbą su LGBT žmonėmis. Tai tas klausimas skamba taip, tai kaip dirbti su neheteroseksualiais žmonėmis psichologo kabinete. Ar užtenka kažkokių tai bendrųjų žinių, tas, kurias mes jau ir taip turim apie suicidiškumą, apie ką girdim jau 10 metų mūsų konferencijoje, ar vis dėlto čia yra kažkas labai specifiško, į ką reikia atkreipti dėmesį, galbūt yra kažkokie tai specifiniai metodai, kažkokios kitos priemonės, ar ne, kaip vis dėlto dirbti su tais neheteroseksualiais žmonėmis. Tai paprastai sakant, šita disertacija iš dalies ir siekia atsakyti į klausimą, kaip dirbti su neheteroseksualiais žmonėmis, kurie gali galvoti apie savižudybę. Na ir šitiem klausimam atsakyti buvo suplanuotas tyrimas. Trumpai aš pristatysiu metodiką. Tai galutinė imtis sudarė nuo 18 iki 29 metų, apklausos metu studijavę aukštoje mokykloje ir gyvenę Lietuvoje asmenys, kurie atsakė į klausimą apie seksualinę orientaciją ir bent vieną klausimą apie savižudiškas mintis. Ir iš ties ta tyrimo imtis tikrai labai gausi buvo, anketą užpildė arti 3000 tyriamųjų, na ir pašalinus tuos, kurie netitiko įtraukimo kriterijų, galutinė imtis sudarė iš viso virš 2000 tyrimo dalyvių, iš jų maždaug 80% buvo heteroseksualus ir maždaug 1/5 buvo neheteroseksualios orientacijos. Tai iš tiesų toks tikrai labai didelės imties tyrimas yra. Na, pačią tyrimo anketą sudarė tiek sociodemografiniai klausimai, tiek tyrimo instrumentai ir tyrimo anketa visiems žmonėms buvo tokia pati, nepriklausomai nuo jų seksualinės orientacijos, išskyrus tai, kad į tuos klausimus, kurie buvo susijęs su mažumų stresu, atsakė tik tai tie, kurie nurodė savo orientaciją kaip neheteroseksualią. Na, tai čia matote, kokie buvo sociodemografiniai klausimai užduoti tyrimo dalyviams, galbūt svarbu tik tai akcentuoti taip, kaip tyrime buvo įvertinta seksualinė orientacija. Tai ją galima įvertinti labai įvairiais būdais. Tai šiame tyrime buvo pasirinkta vertinti pagal seksualinį tapatinimąsi. Tai yra, kaip pats žmogus suvokia savo seksualinę orientaciją. Tai yra, į kokią kategoriją jai priskiria. Tai yra, žmogus laiko save, pavyzdžiui, ar homoseksualiu, ar biseksualiu ir taip toliau. Na ir kokiegi įrankiai buvo taikomi. Tai mažumų streso modelio konstruktą įvertinti buvo keletą skalių naudojama ir buvo įvertinta diskriminacija dėl seksualinės orientacijos, tai yra vienas iš mažumų stresorių, ir taip pat įvertinti pozityvūs ir negatyvūs seksualinės orientacijos aspektai. Čia galite paskaityti, tai buvo įtraukti į tyrimą ir įvairūs negatyvūs aspektai susijęs su seksualinė orientacija ir pozityvūs aspektai. Na, kalbant apie to suicidologinio modelio konstruktus, tai į tyrimą buvo įtrauktas įspesties jausmas, taip pat tarpasmeniniai poreikiai, tokie kaip savęs kaip naštos suvokimas ir žlugusio priklausimo jausmas. Manau, kad apie šitus poreikius jūs ir labai dažnai girdite mūsų konferencijose, nes šitie poreikiai yra paimti dar iš kitos tarpasmenės psichologinės savižudybių teorijos. Na ir taip pat įvertinta socialinė parama 3 lygiais, tai yra šeimos parama, draugų parama, reikšmingo kito parama. Na, pačios mintis apie savižudybę buvo įvertintos 3 skirtingais laikotarpiais. Tai per pastarąjį mėnesį, per pastaruosius metus ir per visą gyvenimą. Ir tyrimo dalyviams buvo užduota po vieną klausimą ir pagal jį buvo suskirstyti į 2 grupės. Tai turintys ir neturintys minčių apie savižudybę. Na ir papildomai buvo įvertintas depresijos ir nerimo lygis. Tai buvo tokie kaip kontroliniai veiksniai mūsų tyrime. Tai trumpai apie tyrimo eigą: buvo taikyta kiekybinė skerspjūvio duomenų rinkimo strategija ir naudota netikimybinė patogioji atranka. Tyrimo dalyviai pildė anoniminę elektroninę anketą ir galbūt jau kaip išgirdote, tyrime dalyvavo studentai, tai iš viso sutiko dalyvauti netgi 17 Lietuvos aukštųjų mokyklų tyrime. Ir tiesiog įstaigų atstovai išplatino kvietimą į tyrimą centralizuotai visiems studentams, naudodamiesi oficialiais institucijų elektroninio pašto adresais. Ir pats dalyvavimas buvo savanoriškas ir pačiam tyrimui buvo suteiktas etikos leidimas. Na ir pereikime prie pagrindinių rezultatų. Tai šitame tyrime iš tiesų rezultatų tikrai buvo gauta labai daug. Tai šioje konferencijoje aš pasirinkau pristatyti mano manymu pačius svarbiausius rezultatus ir ypatingai tuos, kurie akcentuoja įvairias tokias prevencijos ir intervencijos kryptis. Taigi
Vienas iš tų klausimų, jeigu dar atsimenat, pirmųjų buvo apie tai, tai koksgi yra minčių apie savižudybę dažnis tarp neheteroseksualių žmonių. Kitaip sakant, ar aktuali šita problema, kurią mes tyrinėjame savo tyrimę. Tai šitoje skaidrėje jūs galite pamatyti minčių apie savižudybę dažnį pirmiausia visoje imtyje ir trimis skirtingais laikotarpiais. Tai ką mes galime pastebėti, kad maždaug apie pusę apklaustų studentų nurodė, kad turėjo savižudiškų minčių per pastarąjį mėnesį, maždaug 60% per pastaruosius metus ir netgi apie 70% per visą gyvenimą. Na, o svarbiausia, taip pat šitie rezultatai iliustruoja minčių apie savižudybę dažnį atskiruose seksualinės orientacijos grupėse. Iš viso buvo 3 grupės. Tai pirmoji tai yra heteroseksualių tyrimo dalyvių, antroji homoseksualių ir trečioji tokia jungtinė grupė, kurią sudarė biseksualūs ir kiti neheteroseksualūs tyrimo dalyviai. Na ir ką mes galime pamatyti? Kad įvairiais laikotarpiais vertintais mažiausiai minčių apie savižudybę turėjo heteroseksualūs studentai, tai yra nuo 40% iki kiek daugiau negu 60%. Tuomet kiek daugiau minčių apie savižudybę turėjo homoseksualūs studentai, tai yra matome virš 50% ir siekia netgi iki 80%. Na, o daugiausiai minčių apie savižudybę turėjo biseksualūs studentai. Tai maždaug nuo 70% per pastarąjį mėnesį iki 90% studentų per visą gyvenimą. Tai ką iliustruoja šitie tyrimai? Pirmiausia, tai aišku pagrindžia, kad neheteroseksualūs studentai tikrai dažniau galvoja apie savižudybę ir kad tas nagrinėjamas klausimas yra tikrai labai aktualus ir tai yra didelė problema. Kitas dalykas, kad, ką ir minėjau, kad neheteroseksualūs žmonės tai nėra vienalytė grupė. Mes matome, kad atskiros subgrupės pasižymi mažesnė arba didesnė rizika. Ir šitas tyrimas ypatingai išryškina biseksualių studentų grupę. Ne, kad biseksualūs žmonės, jie pasižymi pačia didžiausia minčių apie savižudybę rizika, kas žinoma ir sutampa ir su kitais atliktais tyrimais ir turbūt tai labai svarbu turėti, dirbant ir klinikiniam, turėti omenyje, dirbant ir klinikiniam kontekste. Na ir kita dalis rezultatų tai yra atsakymas į tą antrąjį klausimą. Tai kaip vis dėlto mes galime paaiškinti, kodėl neheteroseksualūs žmonės daug dažniau galvoja apie savižudybę. Ir tam tikslui, kaip ir minėjau, mes siekiame apjungti 2 teorijas. Tai viena mažumų streso teorija, kurie akcentuoja tokius specifinius seksualiniams mažumoms veiksnius ir bendrąją savižudybių teoriją, šiuo atveju tą integruotą motyvacinį valios modelį. Ir čia aš pristatysiu iš daugelio rezultatų tik tai tinklo analizės rezultatus. Apie pačią tinklo analizę aš čia neišsiplėsiu kaip statistinį metodą, apie jį anksčiau yra kalbėjusi mano kolegė, kuri ir mane šiandieną pristatė, Jurgita. Jinai taip pat yra šitą metodą taikiusi, bet tinklo analizės metodas yra toks inovatyvus statistinis metodas, kuris labai yra tinkamas tyrinėti savižudiškam elgesiui, nes pats savižudiškas elgesys, kaip žinia, yra labai sudėtingas fenomenas, kuriame veikia daug skirtingų veiksnių ir tarpusavėje jie tai persipina ir vienas kitą veikia, ar stiprina, ar silpnina. Tai tam labai tinka toks tinklo metodas, nes mes kaip tik čia ir matome vizualizuotą tinklą su įvairiais į tyrimą įtrauktais veiksniais ir kaip jie tarpusavėje sąveikauja vieni su kitais. Antras dalykas, kodėl tinklo analizė šiuo atveju yra labai tinkama, tai jinai yra tinkamas metodas, kuomet mes bandome apjungti keletą modelių ir sukurti kažkokį vientisą modelį, integruojant keletą skirtingų teorinių prieigų. Ir trečias dalykas, tinklo analizė yra ypatingai geras metodas, kai mes galvom, o ką pasakyti praktikams, nes tinklo analizė jinai išryškina, kurie vis dėlto kintamieji iš tos visos gausos veiksnių yra patys svarbiausia. Dabar pereinant prie tų rezultatų, tai jūs čia matote vizualizuotą tinklą ir tame tinkle yra kintamieji tose burbuliukuose, jie vadinami yra mazgais. Dabar legendoje po dešinę matote, koks burbuliukas kokį kintamąjį reiškia.
Na ir trumpai, tai geltona spalva čia yra pažymėti mažumų streso modelio konstruktai. Na, paprastai sakant, tai iš tiesų yra įvairūs mechanizmai. Ir jie yra labai glaudžiai susiję ir galima sakyti, kad šita geltona spalva susigrupavę veiksniai, jie atspindi tą mažumų streso procesą, kuriame veikia labai daug mechanizmų ir jie vienas kitą, kaip ir minėjau, stiprina, silpnina. Dabar mėlyna spalva grafike yra IMV modelio konstruktai. Ir mes irgi matome, kad jie taip tampriai yra susiję tarpusavę ir galima sakyti, kad čia yra kažkoks kitas procesas. Ir iš tiesų mes ir tyrinėjame du atskirus procesus. Tai yra mažumų streso procesą ir tą suicidinį procesą. Ir žiūrime, kaip jie tarpusavę yra susiję. Tai ką mes galime pastebėti dabar? Tai viena, kad tiesiogiai su mintimis apie savižudybę yra susiję du procesai. Du mechanizmai iš IMV modelio. Tai yra įspesties jausmas, štai čia pavaizduotas, ir savęs kaip toksai naštos suvokimas. Paprastai sakant, ką tai reiškia? Kad tie žmonės, kurie jaučiasi lyg būtų spąstuose, lyg būtų įspesti kažkur, iš kur negali ištrūkti, galbūt dėl vidinių problemų, galbūt dėl išorinių aplinkybių, taip pat tie žmonės, kurie jaučiasi našta kitiems žmonėms, yra linkę galvoti apie savižudybę, kad tokie jausmai, jautimasis spąstuose ir jautimasis našta kitiems veda link galvojimo apie savižudybę. Ne, tai jau yra svarbu mums galvojant apie intervencinę pagalbą. Na ir kitas svarbus dalykas, kuris atsiskleidžia iš šito grafiko, kad mažumų stresas nėra tiesiogiai susijęs su mintimis apie savižudybę. Mažumų stresas susijęs su mintimis apie savižudybę netiesiogiai, o per savižudybių teorijos konstruktus. Dabar ką tai reiškia, taip išverčiant į mūsų žmonių kalbą, paprastesnę kalbą. Tai galima kelti tokią prielaidą, kad mažumų stresas, jisai yra kaip kontekstas, kuriame formuojasi mintis apie savižudybę. Mažumų stresas, jisai padidina neheteroseksualių žmonių pažeidžiamumą. Tai yra neheteroseksualūs žmonės dėl mažumų streso, jie yra jautresni, jie yra labiau pažeidžiamesni įvairiems suicidologiniams veiksniams. Ne, tai tie mažumų stresoriai, vadinasi, yra tam tikras kontekstas formuotis mintim apie savižudybę ir jisai padidina pažeidžiamumą ir dėl to žmonės lengviau tiesiog pereina link galvojimo apie savižudybę. Dabar buvo įvertintas toks tikėtino poveikio centriškumas, jisai vertina, kiek stipriai kiekvienas mazgas daro įtaką likusiam tinklui. Tai kitaip sakant, tai kurie mazgai yra patys svarbiausi. Į ką mums čia reikėtų atkreipti dėmesį, kai galvojam apie neheteroseksualius jaunus žmonės ir jų patirtis. Tai iš ties atsiskleidė du tokie mazgai, kurie yra labai svarbus ir tas tikėtino poveikio centriškumas, jisai parodo, kad dirbant su šitais mazgais, kitaip sakant, dirbant su šitais procesais, su šitais vidiniais psichologiniais procesais, mes galim pertvarkyti visą tinklą ir mes galim užkirsti kelią mintims apie savižudybę. Tai vienas iš tokių veiksnių tai buvo susirūpinimas dėl priėmimo. Tai yra mažumų streso vienas iš veiksnių, kuris atsiskleidė kaip labai svarbus kintamasis. Susirūpinimas dėl priėmimo tai reiškia tokį konstruktą, kuris apima ir emocinius, ir kognityvinius, ir elgesinius veiksnius. Bet paprastai sakant, tai yra toks nuolatinis nerimavimas. Ar manęs neatstums, ar iš manęs nepasityčios, ar kažkaip manęs nediskriminuos, ar manęs nestigmatizuos dėl to, kad mano seksualinė orientacija yra neheteroseksuali. Ir mūsų tyrimas atskleidžia, kad būtent darbas su šitu nerimu, su šitom mintim, kartu ir iš jų išplaukiančių tokių vengimu įvairiausių socialinių situacijų. Apskritai vengimu tuomet sudalyvauti gyvenime, tai darbas su šitu susirūpinimu dėl priėmimo, baime dėl atstumimo yra vienas iš tokių svarbiausių, kai mes dirbam su neheteroseksualiais žmonėm ir bandom užkirsti kelią savižudybėm. Kitas svarbus kintamasis, kuris išryškėjo kaip toks labai esminis, tai yra šeimos parama.
Jeigu pamenat, mes vertinam 3 skirtingus paramos lygius ir pasirodo, kad neheteroseksualiem jauniems žmonėms iš visų 3 paramos šaltinių būtent šeimos parama buvo pats svarbiausias veiksnys. Ir tą išties iliustruoja ir kiti moksliniai tyrimai, kurie parodo, kad vis dėlto tie žmonės, kurie jaučia šeimos paramą, tie neheteroseksualūs žmonės, jie rečiau galvoja apie savižudybę. Ir priešingai, jeigu šeimos paramos lygis yra labai žemas, tai atveria kelią toliau formuotis mintims apie savižudybę. Tai čia dar išryškėja 2 svarbus tokie veiksniai, kai mes galvom apie darbą su neheteroseksualiais žmonėms, kurie galimai galvoja apie savižudybę. Tai yra tas susirūpinimas dėl priėmimo, baimė dėl atstumimo ir taip pat šeimos parama. Ir dar vienas veiksnys tai buvo tiltų tikėtino poveikio centriškumas. Jisai įvertintas, jisai identifikuoja, kurie mazgai veikia kaip pagrindiniai jungiamieji mazgai tarp 2 tinklo klasterių. Kitaip sakant, tarp tų 2 modelių. Tai dar paprasčiau sakant, tai kurie čia veiksniai yra tie, kurie sujungia abu tuos tarpusavio modelius. Tai ką mes čia pamatėm? Aš jau tos veiksnius akcentavau anksčiau. Tai yra šeimos parama ir savęs kaip naštos jausmas. Paprastai pasakius, tai yra tie kintamieji, kurie yra lyg duris. Ir jeigu šitie kintamieji arba šitie veiksniai, šitie mechanizmai psichologiniai, jie yra veikiantis, jeigu žmogus atžymi aukštą šeimos paramą, tai suveikia kaip duris, kurios neįleidžia to mažumų streso poveikio į suicidinį procesą. Bet jeigu žmogus jaučia mažai šeimos paramos, tos durys tarsi atsidaro ir tuomet mažumų streso poveikis, jisai tarsi persiskverbia į tą suicidinį procesą. Net tas pažeidžiamumas, apie kurį aš kalbėjau, jisai persiduoda į suicidinį procesą ir tuomet pradeda formuotis mintis apie savižudybę. Kitas svarbus kintamasis, kaip duris, kaip vartai, tai yra būtent tas savęs kaip naštos jausmas, kada žmogus jaučiasi esantis lyg našta, lyg kažkoks svarmuo kitiems svarbiems žmonėms. Ir matome, kad jisai labai stipriai yra susijęs su to susirūpinimu dėl priėmimo. Tai mums akcentuoja, kad yra labai svarbu dirbti su šitais 2 kintamaisiais, nes tie žmonės, kurie labai nerimauja dėl to, ar jie bus priimti, kurie labai bijo atstumimo, jie, kaip ir minėjau, dažniausiai pradeda vengti socialinių situacijų ir tuomet jaustis kaip našta kitiems. Ir jeigu toksai žmogus nebesijaučia esantis našta, ar ne, tai irgi suveikia kaip duris, kurios uždaro vieną iš kelių. Ir tuomet mažumų stresas nebeprasiskverbia į tą suicidinį procesą. Taip. Ir dabar norėčiau pereiti prie tokio apibendrinimo. Tai kągi parodė šis tyrimas? Tai pirmasis klausimas, kurį aš uždaviau, buvo toksai: koks yra minčių apie savižudybę dažnis tarp jaunų neheteroseksualių žmonių Lietuvoje? Tai ką tyrimas atskleidė? Viena, kad minčių apie savižudybę dažnis yra gerokai didesnis tarp neheteroseksualių jaunų žmonių. Ir tai pagrindžia mūsų tyriamos problemos aktualumą. Antras dalykas, kad Lietuvoje šis dažnis yra dar aukštesnis negu daugelį šalių. Ir čia turbūt mes turėtumėm galvoti apie įvairius sociokultūrinius veiksnius. Ir bendrus Lietuvos kultūrai būdingus sociokultūrinius veiksnius, ir kitus kultūrinius veiksnius, kurie ypatingai su seksualinė orientacija yra susiję. Nes ką rodo ir tarptautiniai tyrimai, kad vis dėlto Lietuvoje yra labai paplitusi stigma prieš neheteroseksualius žmonės. Ir gali būti, kad šita stigma stipriai prisideda prie to, kad mes turim tokį didelį mastą neheteroseksualių žmonių, kurie galvoja apie savižudybę arba yra galvoja. Trečias dalykas. Tyrimas parodė, kad mažiausias savižudiškų minčių dažnis nustatytas jas vertinant per paskutinį mėnesį, o didžiausias per visą gyvenimą. Ir tai galimai rodo, kad suicidiškumas tarp neheteroseksualių jaunų žmonių tai nėra tik epizodinis reiškinys. Detalesnė analizė parodė, kad tie žmonės, kurie šiuo metu galvoja apie savižudybę, jie yra ir jau anksčiau galvoja apie savižudybę. Ne tik per paskutinį mėnesį, bet ir paskutinius metus, ar apskritai dar anksčiau yra galvoja. Ir vadinasi, kad tai yra kažkoks jau tęstinis procesas. Ir paskutinis dalykas, atsakant į šitą klausimą, kad ypač didelė minčių apie savižudybę rizika buvo užfiksuota tarp biseksualių asmenų.
Ir tai galimai yra susiję su tik biseksualiems žmonėms specifiniais mažumų stresoriais. Na, tai mums akcentuoja, kad yra tam tikros subgrupės, kurios susiduria su didesnė suicidinė rizika ir galbūt biseksualūs asmenys susiduria dėl to, kad jie išgyvena tam tikrus stresorius specifinius jų seksualinė orientacijai. Vis dėlto biseksualumas mūsų visuomeniai yra labai mažai matoma, mažai reprezentuojama seksualinė orientacija. Jinai laikoma netikra, tarpinė kažkokia tai būsena. Ir tai tikrai labai apsunkina tų žmonių patirtis, kaip jie tada priema savo seksualinę orientaciją. Na, o antras klausimas buvo tas, tai kaip būtų galima paaiškinti padidėjusią suicidiškumą tarp neheteroseksualių asmenų. Arba kitaip sakant, tas paprastesnis klausimas, na tai kaip čia dirbti su tais neheteroseksualiais žmonėmis ir ypatingai tais, kurie galvoja apie savižudybę. Tai mūsų tyrimas rodo, kad siekiant visapusiškai suprasti mintis apie savižudybę tarp neheteroseksualių jaunų žmonių, yra būtina derinti dvi prieigas. Tai yra būtina suprasti, kaip veikia mažumų stresas ir kaip veikia IMV pats modelis, arba kitaip sakant, ta bendroji savižudybių teorija. Tyrimas atskleidė, kad mažumų stresas nėra tiesiogiai susijęs su savižudiškomis mintimis, kad jo galimas poveikis reiškiasi per IMV mechanizmus. Na, kaip ir akcentavau, galima kelti tokią prielaidą, kad tas mažumų stresas jisai padidina pažeidžiamumą ir jisai tiesiog įsiskverbia į tuos suicidiškumo mechanizmus, ir paskatina minčių apie savižudybę formavimąsi. Ir būtent šitas patvirtinimas hipotezės, jisai lemia savižudybių prevencijos ir intervencijos kryptis, kai šnekame apie darbą su neheteroseksualiais žmonėmis. Jeigu mes galvojam apie suicidiškumo intervenciją, tai jinai turėtų būti nukreipta į tos suicidiškumo teorijos veiksnius, ypač tuos, kurie tiesiog yra susijęs su mintimis apie savižudybę, tai yra įspesties jausmu, savęs kaip naštos jausmu. Dabar paprastai sakant, tai jeigu pas mus ateina žmogus, kuris galvoja apie savižudybę ir yra neheteroseksualus žmogus, mes galime pasinaudoti visom žiniom, kurias esame sukaupę iš anksčiau. Čia nieko ypatingo nereikia žinoti apie seksualinę orientaciją, kiek labiau suprasti, kaip taikyti įvairius intervencinius metodus, kurie ateina iš tiesiog bendrų mūsų turimų žinių. Tačiau jeigu galvojame apie prevencišką darbą su suicidiškumu ir su neheteroseksualiais žmonėmis, čia būtina suprasti mažumų streso veiksnius įvairiais lygmenimis, nuo mažiausio lygmens iki paties plačiausio. Tai yra svarbu dirbti su susirūpinimu dėl priėmimo, su baime dėl galimo atmetimo. Taip pat svarbus fokusas yra darbas su šeima ir didinant šeimos paramą. Na, o plačiausias lygmuo tai būtų galvojimas, kaip pritaikyti įtraukią aplinką neheteroseksualiems žmonėms. Kokie būtų būdai mažinti diskriminaciją, kokie būtų kažkokie politiniai veiksmai. Ir iš tiesų čia būtų galima dėstyti ir tikrai man ir norėtųsi dar daugiau pasidalinti, na tai kaip čia dirbti su šitais veiksniais. Laikas dėja mūsų yra ribotas šiandieną, bet aš pagalvoju apie keletą nuorodų, kuriomis irgi norėsiu su jumis pasidalinti. Tai atkreipkite dėmesį, kad į lietuvių kalbą mes esame išvertę Amerikos psichologų asociacijos gaires, tai yra psichologinės pagalbos gairės dirbantiems su seksualinėms mažumoms priklausančiais asmenimis. Ir šitose gairėse lietuvių kalba jūs galite rasti nemažai atsakymų, kaipgi dirbti su tais mažumų stresoriais ir kokios būtų strategijos. Kitas dalykas, todėl kad mes tyrinėjom studentus, kurie mokosi universitete, yra puikus leidinys LGBTQ+ įtraukių praktikų gidas. Na ir dar pagalvojau apie tokias bendravimo atmintinę, atsižvelgiant į pacientų seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę, kuri buvo sudaryta gydytojams, bet aš manau, kad jinai yra labai pravarti visiems, kurie apskritai gali potencialiai dirbti su neheteroseksualiais asmenimis, o mes visi galime su jais susidurti, nes čia yra žmonės, kurie yra su mumis, kurie yra tarp mūsų. Na ir noriu pereiti visiškai prie pabaigos ir toksai klausimas, na tai kodėl tie tylūs šešėliai? Prie ko čia tie tylūs šešėliai šitame pranešime?
Tai manau, kad yra labai svarbu suvokti, kad neheteroseksualių jaunų žmonių suicidiškumas, jis neatsiranda vakume, kad jisai formuojasi heteronormatyvios kultūros fone. Heteronormatyvi kultūra tai reiškia tokias kultūrinės normas, kurios akcentuoja, kad tik heteroseksualumas, tik santykiai tarp moters ir vyro yra kažkas, kas yra normalu, kas yra suprantama, kas yra natūralu, o visi kiti santykiai yra kažkokie nenormalūs, kurie turėtų, na, atsidurti paraštėse. Ir būtent šitos heteronormativistinės kultūros fonas yra tas fonas, iš kurio ir iškyla tie mažumų stresoriai, ir vėliau tie mažumų stresoriai prasiskverbia į susidiškumo procesus ir juos taip užveda, kad pradeda formuotis mintis apie savižudybę. Ir mes turim suprasti, kad ta socialinė aplinka, ne heteroseksualių žmonės, jinai veikia juos nuolatos. Aš čia nekalbu apie tik vieną kažkokią tai diskriminacinį įvykį, apie vieną kažkokį tai patyčių atvejį. Šita heteronormatyvi kultūrinė aplinka, šitas socialinis fonas, jisai yra nuolatos veikiantis neheteroseksualius žmonės. Ir tai tampa tam tikrą prasme kultūrinė trauma, kuri tarsi traumuoja nuolatos, kiekvieną dieną. Ir būtent tuomet jie palieka vidiniam pasauliu tos stilius, šešėlius, kurie šiame tyrimė tai yra ties įvairūs suicidologiniai mechanizmai, kai žmogus galiausiai jaučiasi įspęstas, galiausiai pradeda jausti save kaip naštą kitiems. Ir tokia išvada vis dėlto ir šito pranešimo, ką man norisi pabrėžti, kad neužtenka dirbti tik su atskiru žmogumi. Aš daug kalbėjau apie tai, kaip dirbti prevenciškai, kaip dirbti intervenciškai, bet mes turime suprasti, kad reikia keisti ir kultūrinę aplinką. Ir čia tik tai nuo mūsų valios priklauso, kiek mes prisidėsim ir kiek galėsim išeiti iš savo kabinetų ir galvoti, kaip mes galim dirbti plačiau su šitom įvairiom kultūriniam nuostatom, ne tik tai dirbant su vienu žmogumi. Na ir čia paskutinė iliustracija yra iš tokio tarptautinio tyrimo, kuris iš tiesų iliustruoja mums, kad Lietuvoje ta stigma prieš neheteroseksualius žmonės yra pati didžiausia, jinai labai stipriai įsigalėjusi ir stipriai įsišaknyjusi. Ir jinai veikianti yra tą foną, kurianti tą mažumų stresą, kuris didina neheteroseksualių žmonių pažeidžiamumą. O galiausiai, kaip ir išgirdote, tas pažeidžiamumas veda link įvairiausių suicidinių procesų, kurių tas baigtinis taškas tai yra galvojimas apie savižudybę. Tai dėkoju, kad išklausėte šito pranešimo, labai tikiuosi, kad jis buvo jums toks naudingas, prasmingas ir atradote svarbių idėjų. Tai ačiū Jakubui labai už pranešimą. Iš tiesų, iš klausimų skaičiaus, tai tikrai atrodo pranešimas be galo aktualus ir be galo palėtė. Ir vienas iš tokių klausimų, kuris daugiausiai žmonėm kilo apskritai, kokie neraminantys studentų rezultatai. Anksčiau esu matęs mažesnius skaičius panašių tyrimų Lietuvoje. Kas nutiko studentam? Geras klausimas, bet kartu ir tikrai labai toks, turbūt platus. Sunku pasakyti, mes irgi svarstom, su kuo tai gali būti susiję. Ar tai susiję gal su metodologiniais kažkokiais aspektais, ar ne, kad čia taip sudalyvavo tokie labai suicidiški žmonės, studentai ir taip gali būti. Kita vertus gali būti, kad tai tokia mūsų realybė yra. Kita vertus, šiaip žmonės galvoja apie savižudybę ir jauni žmonės galvoja apie savižudybę. Ir palyginus su kitais Lietuvoje atliktais tyrimais, nelabai čia kelia nuostabą šitie rezultatai aukšti. Tai taip pat negalėčiau atsakyti konkrečiai, tai kas nutiko, ne, bet viena iš tokių užsiminiau minčių, tai galbūt kažkokie sociokultūriniai veiksniai, kurie ir didina tos rodiklius, tos skaičius. Dėkui. Kitas klausimas kyla vis, ar tyrinėtas ryšys tarp biseksualios orientacijos ir ribinio asmenybės sutrikimų, arba apskritai buvo dar keli klausimai apie tarp kitų orientacijų ir asmenybės sutrikimų.
Tai, nu, dėkui už tokį rimtą klausimą. Tai aš, nebuvo tyrinėta šitame tyrime kažkokie kiti asmenybiniai dalykai. Galbūt ir buvo daugiau, ko aš nepristačiau šiandieną dėl laiko stokos, bet iš tiesų į tokius asmenybinius dalykus nebuvo gilinasi, bet matau, kad yra atliekama tokių tyrimų iš ties ir galbūt, nu, pravartu kažkaip galvoti į ateitį tyrinėjant irgi šitą lauką plačiau. Mhm. Kitas klausimas buvo apie pačią imtį. Ar gali būti, kad nestudijuojantis universitete, iškritę iš švietimo sistemos, neheteroseksualūs asmenys yra dar didesnėje rizikos grupėje? Nu, jau girdžiu, kad žmonės ir taip labai suneramino, pamatę šitos rezultatus, tai nesinori kažkaip dar labiau jų neraminti. Bet gali būti, kad tie žmonės, kurie iš tiesų yra ar iškritę iš švietimo sistemos, ar joje apskritai nebedalyvaujantis, iš tiesų tyrimai rodo, kad užfiksuojami yra dar didesni savižudiško elgesio aspektai, bet nu, šito tyrimo rėmose tikrai mes to negalim pasakyti ir apskritai, nu, sunku pasakyti, kokia ta situacija Lietuvoje, nes kaip ir girdėjot, tai tokia vieni pirmųjų, tik tai ir dabar yra tyrimo apie LGBT žmonių psichologinę sveikatą. Tai sunku pasakyti, gali būti, kad tie rodikliai yra dar didesni. Mhm. Na ir paskutinis klausimas, kadangi jau laikas spaudžia. Mhm. Nu, jeigu trumpai, ar neheteroseksualių asmenų imtyje išryškėję apsauginiai kintamieji skiriasi nuo heteroseksualių asmenų imtyje išryškėjusių apsauginių kintamųjų, kaip šeimos palaikymas, priėmimas ir kiti? Taip. Tai viena vertus jie tikrai labai sutampa. Aš labai daug akcentavau apie šeimos paramą, kaip labai tokį svarbų apsauginį veiksnį, apie tą patį jautimąsi kaip naštą, apie kurią apskritai mes labai dažnai kalbam savo konferencijose, ar ne? Kita vertus, čia galbūt ir nepraskleidžiau detaliau tų rezultatų, bet mes atskleidėm, kad yra ir svarbių apsauginių veiksnių, kurie yra susiję būtent su seksualinė orientacija. Tai, pavyzdžiui, toksai pasididžiavimas savo seksualinę orientaciją, kiek žmogus ją priema, kiek jisai ją gali tiesiog pasidžiaugti, kaip labai svarbus apsauginis veiksnys, kalbant, nu, apie mintis apie savižudybę. Tai galbūt šitame tyrime neatsiskleidė, bet yra ir tam tikrų, šitame pristatyme neatsiskleidė, bet tyrime pasirodė, kad yra ir tam tikrų apsauginių veiksnių, kurie yra specifiniai neheteroseksualiai orientacijai. Tai taip, yra ir bendrų veiksnių, yra ir specifinių. Tai ačiū labai, Jokūbai, už tokį pranešimą ir už tą didelį įdėtą darbą. O dabar prieš keliaujant toliau turėsim poros minučių techninę pertraukėlę, tiesiog sutvarkyti visus techninius dalykus.